Sveiki, ar žinote, kada laikas keisti savo automobilio paskirstymo diržą? Paskirstymo diržas yra labai svarbus variklio komponentas. Jei šis diržas nutrūksta arba susidėvi, jūsų variklis gali patirti rimtų sugadinimų. Laiku pakeistas paskirstymo diržas arba grandinė gali apsaugoti jūsų variklį nuo didelių gedimų bei išlaidų. Jei laiku nepakeisite paskirstymo diržo, variklis gali sugesti, o tai gali kainuoti nuo 1 iki 5 tūkstančių eurų už remontą, priklausomai nuo automobilio modelio. Dėl to labai svarbu žinoti, kada atlikti šį svarbų techninį darbą. Kada reikia keisti paskirstymo diržą? Kiekvienas automobilio gamintojas nurodo rekomenduojamą intervalą, kada reikėtų keisti paskirstymo diržą. Paprastai tai būna kas 80 ar 100 tūkstančių kilometrų arba kas 8 metus. Jeigu jūsų automobilio variklyje yra paskirstymo grandinė, gamintojai dažnai nenurodo tikslaus intervalo, tačiau ir ją reikia periodiškai keisti. Mes rekomenduojame keisti paskirstymo diržą iš karto po automobilio įsigijimo, jei nesate tikri, kada jis buvo keistas. Jei žinote, kada paskutinį kartą buvo keistas diržas ir pasitikite šią informaciją, galite laikytis gamintojo rekomendacijų. Ką būtina keisti, kai keičiate paskirstymo diržą? Keičiant paskirstymo diržą, reikia keisti visą diržo komplektą, kuris apima paskirstymo diržą, įtempimo guolius, vedančiuosius guolius ir dažnai aušinimo skysčio siurblį bei velenų riebokšlius. Be to, rekomenduojame kartu keisti ir generatoriaus, vairo stiprintuvo bei kondicionieriaus diržus. Ką daryti, jei nežinote, kada keitėte paskirstymo diržą? Jeigu nesate tikri, kada paskutinį kartą buvo keistas jūsų paskirstymo diržas, pasikonsultuokite su specialistais ir atvykite į autoservisą. Mūsų komanda visada pasiruošusi atlikti reikalingą patikrą ir, jei reikia, pakeisti diržą. Nepamirškite, kad laiku atliktas paskirstymo diržo keitimas gali sutaupyti tūkstančius eurų ir užtikrinti jūsų automobilio ilgaamžiškumą.